Sveiki žaliai balti, Kauno Žalgirio futbolo komanda pristato antrąjį tinklalaidės apie futbolo epizodą ir šiandien studijoje šalia manęs yra Kauno Žalgirio puolėjas, Lietuvos vyrų rinktinės narys ir šiuo metu rezultatyviausias lygos žaidėjas Armandas Kučys. Sveiki visi. Esi šioje studijoje, kalbant apie futbolą, dar tik antras pašnekovas, prieš tai buvo Mantas Kalnietis, tai aš turiu tau tokį klausimą pradedant. Žinom, kad senesnės kartos žaidėjai, futbolininkai nelabai mėgėjai dalinti interviu ir panašiai ir apskritai tuos visus dalykus žiūri taip kiek skeptiškai. Tai kaip yra su jaunaja karta, tau viso labo 21, tai kaip tu pats žiūri šitus dalykus? Nežinau, nėra blogai daryti interviu, bet irgi nesu mėgėjęs šitų dalykų, toks, nežinau, pačiam geriau pažiūrėti, kaip kiti kalba, paklausyti, o pačiam nėra malonu gal šnekėt, dalinti interviu. Bet šiaip daug tokio turinio žiūri, podcastai, laidos visokios. Šiaip lietuviško, tiek Basket News, krepšinį irgi įdomu pažiūrėti, podcastą jūsų, tai tikrai pažiūriu, turiu laisvo daug laiko, tai pasižiūriu. O daugiau tas turinys su sportu susijęs, ar žiūri ir apie beleką? Jo, daugiausiai su sportu. Šiaip tiesiog, kad žiūrėt bet kokį podcastą, tai nelabai. O kaip yra su futbolo rungtynėm, ar stengia žiūrėti, tarkim, ar ne, Čempionų lyga, Premier lyga ir taip toliau, nes irgi žinau, tikrai yra nemažai futbolininkų, kurie žaidžia, bet kad žiūrėtų rungtynes, sako, ne, man užtenka, kad pats žaidžiu, bet dar leis laisvą laiką ir tipo žiūrėti, ne. Jo, yra tas momentas, kartais pavargsiu nuo to futbolo, bet vis tiek aukštas lygis, ten, kai pažiūrė Čempionų lygą, vis tiek įdomu tas kitoks futbolas, ne lyga ar dar vietinis tas futbolas kitoks. Ispanijos lygą pasižiūrė, nes Barceloną palaikau, tai daugumą Ispanijos lygos ir Čempionų. Taip, Premier lygą kartais pasižiūrė, bet daugiausiai Čempionų lyga ir A lygą iš tikrųjų žiūriu. Irgi kiek išeina, tiek žiūriu A lygą daugiausiai irgi. Užsiminiai, kad Barceloną palaikai, tai man visą laiką šitas klausimas yra, kuo tas palaikymas pasireiškia? Esi buvęs Camp Nou stadione, ar tiesiog yra, kad nuo vaikystės mačiau Messi, žinai, ir viską laimėjo Barça tuo metu, ten su Pepu Guardiola ir viskas, aš fanas. Šią žiemą buvau į Barceloną važiavęs su draugė, į Camp Nou nepavyko, nes rekonstruoja, bet Barceloną mačiau, tiesiog nuo vaikystės tas futbolas toks jų patiko, Messi, aišku, visas Neymaras, ten Suarezas, tos kartus. Vis tiek daugiausiai jų žiūrėjau, neatsimenu ten Ronaldinho, atsimenu, bet kaip žaidėjus, bet nežinau, kaip jie ten žaidė, tai tiesiog tuo Neymarą, Messi, Suarezą, Iniestą, tuos labiausiai atsimenu, dėl to jie labiausiai man patiko, dėl to ir palaikau, o tikiuosi į Camp Nou dar nuvažiuoti. Tai dar grįžtant prie tų, ar ne, interviu, podcastų, tai čia bus toks pirmas, ar ne, ilgesnis, rimtesnis išėjimas. Tikiuosi neprisils. Bet man patiko, pakviečiau, jokių problemų, darom. Na jo, vis tiek, tu toks savo irgi laiką žiūri, man vis tiek malonu irgi pakalbėti, vis tiek kažkas naujo, kad nesėdėtų patreniruotės namuose. Vis tiek po varžybų esam dabar, tai kažko ir mintis padėti kitur. Smagu. Labai gerai užvedėjai temą, kad mintis reikia padėti kitur, ar ne? Pralaimėjimas Transinvest komandai, nors atrodė, kad viskas kontroliuojama, po pirmo kėlinio 2-0 persvara. Tai kas ten nutiko? Taip dabar pasakyti net neįsivaizduoju, kas nutiko. Tiesiog viskas turėjo savo rankose, visą iniciatyvą. Atrodo, nei pro kur negali pergalę įslysti iš rankų. Tiesiog atidavėm pergalę Transinvestui. 3 standartai, 3 standartinės padėtis, nesusigynėm, koncentracija kažkur. Gal to ir pritrūko, tiesiog, sakau, labai gaila. Sakau, net nežinau, kaip pavadinti tokias varžybas. Atrodo, kad kažkas apvogė, nors nesu nei karto apvogtas, bet toks jausmas toks. Ir komandos treneris Nerijus Mačiulis, būtent, ką tu paminėjai, koncentracija, ar ne?
aš įsivaizduoju, kad ar ne, 2-0 pirmaujant po pirmo kėlinio, turint dar nemažai progų ir ten antro kėlinio pradžioje turint nemažai progų, turbūt natūralu, kad kažkiek ta koncentracija pasimeta ir galvoji turbūt gana per anksti, ar ne, kad jau ta pergalė kišeniai, bet vat, grįžtant į tas rungtynes pertraukos metu buvo kalba apie tai, kad žiūrėkit vyrai, dar nėra viskas baigta ir čia reikia eiti iki galo. Jo, buvo, ypač iškart, kai grįžom į Rūbinį, iškart pasakėm, kad dar darbas nėra pabaigtas, vis tiek dar laukia 45 minutės, žinom, Transinvest gera komanda, gerų žaidėjų turi, gali sugrįžti, aišku, nesitikėjom, kad taip sugrįž, bet sakom, tikrai 15-20 minučių dabar jau užbėgs, turim atsilaikyti ir tikrai paskui lengviau bus žaisti, tą pamatėm, bandė bėgti, bet mes gynėmės, viską gerai darėm, atakavom patys, turėjom momentų, bet nežinau, kas ten atsitiko po pirmo įvarčio, kodėl kažkoks chaosas įsimetė į komandą, praradom tą koncentraciją, nežinau, ar praradom, tiesiog atrodo paprasta situacija, standartinė kampinė, susigink išmuštą kamuolį, tiesiog pakėlė ten į savus, nei savus, ten, paskui trečias įvartis irgi ten atšoka, apdamaša, sakau, keista pralaimėti tokias varžybas, atrodo, kad nebuvo tų varžybų dabar. Tai buvo jau antros rungtynės su Transinvestu šį sezoną, pirmos rungtynės irgi nebuvo lengvos ir ten savotiška atvirkštinė versija. Ten Transinvest atrodo geriau žaidė bent pirmoji rungtynių daly, pirmavo antro kėlinio pradžioje įmušė įvartį, bet tada jūs sugebėjot sugrįžti. Tai ar galima sakyti, kad nelabai parankus varžovas gal? Nežinau, gal, kad tai pasakyti neparankus, tiesiog pirmo rato tas varžybas, jos tas buvo, dar komanda nebuvo labai gal susižaidus, tai pasakysiu, nebuvom vieni kitų supratę, dar daug visokių rotacijų buvo komandoje, neturėjom savo to braižo, gal dar pasakyti, dėl to tokios varžybos gal buvo, kad Transinvestas turėjo iniciatyvą tikrai pirmam kėlinį, paskui pasidarėm keitimus, tikrai geriau atrodėm antram kėlinį, o šitos varžybos, tai, sakau, nieko negaliu pasakyti blogo apie Transinvestą, bet turėjom laimėti šitas varžybas. Sakiau ir Rūbinį, sakau, tikrai, atrodo, dar 2-3 įvarčius tikrai galim lengvai mušti. Nesakau, kad čia kažkokie blogi, tie Transinvest gynėjai ar dar kažkas komanda bloga, bet tiesiog aš savy jaučiau, kad mes galim dar daugiau įmušti ir lengvai laimėti šitas varžybas. Tai va, šitas dalykas, ką jau kalbėjau, ar ne, kad yra tas jausmas būnant aikštėje, kad galima dar įmušti ir taip toliau, plus dabar pirmauji 2-0 išvaistai tą pranašumą, tai tas pralaimėjimas, vis tiek tikrai labai skaudus. Tai kaip, pavyzdžiui, pats išgyveni pralaimėjimus, ypatingai tokius, ar ne? Ar esi tas, kur dabar jau iki kitų rungtynių galvoji kažkiek ir visą laiką sukas tos mintis, kad kaip mes čia, ar va, diena kita ir pamiršti ir jau koncentraciją į kitas rungtynės? Sunkiausia būna, jeigu didelis tarpas tarp varžybų, tada ta savaitė taip ilgai eina iki tų varžybų, nes nori tiesiog greičiau reabilituotis, laimėti, įmušti, viską padaryti, kad komanda pasiektų teigiamą rezultatą, o jeigu ten greičiau varžybos 2-3 dienos, tai tiesiog kitą dieną jau treniruotė, tu užmiršti, išanalizuoji tas klaidas, o dabar nežinau, tiesiog šiandien pergyveni, bet rytoj viskas bus, manau, tikrai žymiai geriau. Toliau laukia Garliava LFF taurės turnyre, tai ar jau šiandien treniruotėje buvo akcentas į tas rungtynes, ar dar analizavot klaidas labiau? Ne, tiesiog turėjom susirinkimą, pasakėm, kas blogai, kas ne taip, išanalizavom save, kad negalim taip klysti, taip paleisti 3 taškų, o dabar tiesiog treniruotė buvo atstatomoji, kas mažiau žaidė, padarė treniruotę, kas daugiau žaidė, tiesiog atstatė, nukreipė mintis biškai kitur. Dabar turėsim laisvą dieną, irgi pailsėsim nuo futbolo ir paskui vėl grįšim ir antradienį taurė su Garliava. Tai ar šiandien daugiau velnių iš trenerių štabo, ar vakar iškart po rungtynių Rūbinėj? Nei šiandien, nei vakar, tai pasakysiu. Dar, man atrodo, bus sekmadienį, kai grįšim į treniruotę ir žiūrėsim varžybas. Šviežiom, ar ne, jau galvom. Jau bus. Gerai, dar kitas dalykas, irgi po tokių pralaimėjimų, ar ne, buvo pralaimėjimas Bangai. Irgi 0-3 namuose, irgi skaudus pralaimėjimas, bet po to matėm labai gerą komandos reakciją ir pergalę prieš Hegelman, derbyje, ar ne? Tikrai 2 skirtingos komandos, atrodo, išeina. Tai kaip galėtum šitą paaiškinti?
kas vat nutinka ar ne po tokio pralaimėjimo, kad komanda atrodo kažkokį mygtuką paspaudė ir visai kitoks išėjimas, ar ne? Tiesiog, manau, nusivylimas savim po tokių pralaimėjimų, tu vis tiek už Kauno Žalgirį žaidė už ne bet ką, ambicijos tikslai patys aukščiausi, tai tu negali išeiti ir su visą pagarbą Bangai pralošti 3-0, ypač namie. Aišku, tenais sumušė greitus įvarčius, bet vis tiek tu turi kažkaip reabilituotis, ypač dar derbis, papildomas motivacijos netrūksta, tikrai, bent jau man, aš nežinau kaip kitiems žaidėjams, bet matėm, tikrai netrūko nei viena motivacijos laimėti tų varžybų. Sunku buvo, karšta, laimėjom, viskas gerai ir dabar vėl visi atrodė užsivedę, viskas gerai, laimėjom derbis, toliau judam, Transinvestas dar, paskui dabar vėl maratonas ateina gerų komandų, tai nežinau, bet manau tikrai galim reabilituotis taip pat kaip po Bangos, prieš Hegelmanus, tai stengsimės tą patį rodyti, bet turim būti tokie, kaip sakant, kilta kreivenė, o ne banguot, bet būna tai futbole. Tai vat ir norėjau klausti, nes tikrai kol kas tas sezonas toks labai banguotas, ar ne, atrodo kelios geresnės rungtynės, tada prastos, vėl geros, vėl prastesnės. Kaip tu manai, kodėl pas mus, mes irgi, pavyzdžiui, su kolegom esam diskutavę nemažai, viena galbūt iš priežasčių, kad komanda pakankamai jauna mūsų, ar ne, šiemet realiai baigia karjerą Nerijus Valskis, tikrai tų patyrusių žaidėjų, tokių vilkų, ar ne, iš esmės neturim, ar tai gali būti viena iš priežasčių, ar tu kažkokias galbūt kitas matai? Manau, vis tiek gal tokia Rūbinė gal pasikeitus irgi, sakyčiau, aš atvažiavau irgi jau praeitą vasarą, tai atrodo visiškai kita komanda dabar irgi, Rūbinė, aš nieko negaliu pasakyti prieš, viskas juokaujam taip pat, bet tiesiog gal to trūksta, kai būna kažkoks prastesnis momentas, kad kažkas parodytų tą lyderio savybę, pasakytų, gal davai hebra, susijamam, negalim taip klysti, taip žaisti. Tiesiog gal to trūksta, gal Rūbinį kartais būna tokia tyla, nieks nenori ten kažko blogo ant viens ant kito pasakyti, gal kažko tokio trūksta, to mentalinio tokio, kad kažkas įkvėptų tave kilt, dirbti ir tiesiog gal manau, kad galim susėti sąsajas, bet ir vis tiek dar jau nauja komanda, sakau, kiti veidai tokie, vis tiek reikia tų susižaidimo, kaip ir matom tą susižaidimą, bet vis tiek nesam stabili dabar komanda kol kas, tai reikia to stabilumo, trenerių štabas bando ieškoti to stabilumo, bet ne visada gaunasi, vis tiek buvo didelis rungtynių maratonas, per treniruotės nepridirbsi dabar daug ką, gal dabar bus biškai lengviau, tai per treniruotėse, manau, atidirbinėti galim tuos dalykus. Čia irgi geras dalykas, rungtynės kas 3-4 dienas iš esmės nėra tokio savaitinio ciklo, kad žaidi savaitgalį, visą savaitę ruošiesi ar ne, bet aš kiek žinau, futbolininkam dažnai šitas patinka, kad realiai žaidi, atsistatai, viena trefkė, vėl žaidi. Man irgi nepatinka daug treniruotis, man geriau varžybos, jeigu kaip pralaši, žinai, kad už 3 dienų vėl varžybos, tai gali iškart reabilituotis, dar kažką. Ir man irgi, bet irgi pliusai ir minusai, tu labiau pavargsti, kas 3 dienas tas kūnas ne visada spėja atstatyti, jeigu po 90 minučių žaidžia, tai vis tiek treniruotis irgi gerai susidėlioji taktinius visus aspektus, gali geriau pasiruošti businiam varžovam, o ne tiesiog pažiūri savo analizę ir jau tą pačią dieną kitų žiūri varžovo analizę, tai biškai sibalansuoji, bet nežinau, yra pliusų, yra ir minusų, man gal geriau žais, bet kai pavargsti, tada jau sakai, gal stop, reikia biškai ir tų treniruočių. Užsiminė apie tuos taktinius dalykus ar ne, apie analizės, irgi žinau, kad žaidėjai ne visada mėgsta tą tokią, net nežinau kaip pavadinti, sausą teoriją ar ne, su kažkokiais aišku pavyzdžiais ir panašiai, kiek pačiam tie dalykai, kiek svarbus jie pačiam tau ir kiek įdomus galų gale, kai ar nerodo, kad šiandien žaisim taip, žaidėm taip ir panašiai. Tai manau, čia labai svarbu, tu turi kaip ir aikštė būti profesionalas ir už aikštės. Tai tas už aikštės ir yra, analizės visas, profesionalumas turi išlaikyti ir ten koncentracija analizėse, taktiniuose aspektuose, ant aikštės irgi, ten kartais vaikštai tiesiog, kai taktiką darot, bet tai čia svarbu, jeigu nežinosi, vienas žaidėjas nežinos, kur bėgti ar kur stovėti, prie gynybos ar prie puolimo, tau iškart komanda visai įsibalansuoja.
Tai yra svarbu, kartais nuobodu, kartais neįdomu, norisi futbolą žaisti, plotą dar kažką, bet tai yra futbolo dalis, manau, labai svarbi dalis, tai kartais gal nusiminęs vaikštai, kad treniruotė kokia prastesnė buvo, nes tiesiog nieko nedarai, neįsikroviai, bet paskui, jeigu tai veikia, tai ko ne. Kiek pačiam užtenka tos analizės, kurią paruošia treneriai ir kiek dar, tarkim, tas pačias rungtynes peržiūri pats asmeniškai vienas su savim? Ar nedarai to? Užtenka, bet vis tiek aš pasižiūriu, ypač su tėčiu, kai pakalbė po varžybų, jis iš šono kitaip tave mato, tai sako, pasižiūrėk, pamatysi savo klaidas, nes vis tiek tu, kai analizę darai, tai ne visada tavo klaidas ar kažkokius gerus momentus įskiria, tai atsisuki ten, kur blogai, kur gerai, vis tiek pasižiūri save iš šono, nes per varžybas tau atrodo vienaip gerai darai, bet gal kitur buvo geresnis momentas atiduoti perdamą ar dar kažkur įbėgti kitą plotą, tai yra, kad pasižiūriu tikrai, bet dabar aišku, šitas varžybas tai nežiūrėsi tikrai, nežiūrėsi. Užsiminiai ką tik pats, ar ne, kad su tėčiu pasišneki, tai tavo tėtis irgi buvęs garsus futbolininkas, Aurimas Kučys, su ekranu daug metų Lietuvos čempionas ir rinktiniai žaidė, ir užsienio klubuose. Taip pat ir turėjau pasiruošęs klausimą apie tai, kiek su tėčiu reguliariai bendraujat, būtent futbolo klausimais, kiek jisai tau patarė, kiek tomis įžvalgomis dalinasi ir kiek galų gale atsižvelgia į nuomonę. Žinai, kartais vaikai nelinkę klausyti tėvų. Ne, mano tėtis vis tiek, jis man tą meilę įskiepijo futbolui, daug davė, tai aš su juo gerą ryšį palaikau, visada jis mane palaiko, bet ir tuo pačiu duoda velnių. Kiekvieną kartą, jeigu kažkas blogai, vis tiek neleidžia atsipalaiduoti, kad ir po geresnių varžybų visada susiskambinam. Po kiekvienų varžybų susiskambinam, tai ar blogai, ar gerai, vis tiek susiskambinam. Kartais nenori šnekėti, jeigu praloši, nes toks neturi ką pasakyti po blogų varžybų, bet vis tiek turi pasiskambinti, pasako tą kitą nuomonę, kad viskas gerai, palaiko. Tai jis tikrai žiūri varžybas, man kiekvieną seka mano karjerą, tai palaiko mane. Tai man labai svarbu vis tiek, aš jaunas, mano tėtis, aš kiekvieną kartą irgi jo varžybas jaunas eidavau, tai man labai svarbu tas palaikymas, tas ryšys su juo, vis tiek jis daug matęs, daug patyręs, tai man ta patirtis tik tais neįkainoma iš jo. Dėl ko gauni daugiausiai velnių? Dėl savo tokių įsijungimų kartais iš momentų, kur tenais kažkas blogai ir aš toks įsijungiu, sako, tai kur tu negali taip daryti. Turiu atidirbinėti, vis tiek jis toks vidurio saugas buvęs, tai jis tą juodą darbą mėgėjas buvo, tai žinai, jis tiek nori, kad aš ir tą juodą darbą padaryčiau, vis tiek jis tą labiausiai tą aspektą. Ir dėl charakterio, aišku, jeigu kokią blogą geltoną kortelę pasiemi, tai iškart sako, kodėl tu taip čia taip. Tai už tą raudoną kortelę Šiauliuose turbūt gavai gerokai. Ne, tenais vis tiek ten toks žaidybinis momentas, jeigu būčiau specialiai šalkūnės, dar kažką ten, tada tikrai gaučiau velnių ir nuo trenerio, ir nuo tėčio, tai nuo visų būčiau gaselnių. Bet ten buvo toks labiau žaidybinis momentas, tai nieko, sako, ką, įsiemi save iš rungtynių, gaila, bet tai buvo toks momentas, vis tiek nespecialiai tenais buvo pasimta ta raudona kortelė. Tai užsiminė, ar ne, nuo vaikystės įskiepijo tau tą meilę futbolui tėtis, tai įsivaizduoju, kad ekrano rungtynėse realiai ir augai stadione. Jo, plemba, visada, kiekvienos varžybos, visada, jei ten mūsų grupė padavinėja kamuolius, tai aš ten pirmas pakeliu ranką, visada ekrano varžybas, tai ten, kad ir užsienį, pavyzdžiui, būdavo Europą, tai ieškodavai ten per tą kompą, ten kažkur ten transliaciją kažkokią gautų, Blema, jo, visada ekranas buvo tas toks įskiepytas irgi kraujyje buvo ir palaikydavai visada, eidavai, tėti visada žiūrėdavai, kad ir blogas varžybas geros, visur su juo būdavai, treniruotės eidavai su juo. Tai. Dar mes prie tavo vaikystės Panevėžy sugrįšim, dar liekam prie komandos. Įvyko pokyčiai trenerių štabe, ar ne, prieš kurį laiką, apie tai dar viešai realiai tik prezidentas Mantas Kalnietis buvo pasisakęs. Kiek buvo jum kaip žaidėjam komandoj šitas dalykas netikėtas, ar
kaip tik galbūt jau kažkiek tikėtas, galbūt jau nujautėt, kad gali tie pokyčiai būti? Nežinau, gal kažkiek nujautėm, bet tikrai buvo pasitikėjimas, bent jau iš mūsų žaidėjų pusės tikrai buvo pasitikėjimas treneriu. Mes vis tiek negalim žinot, kas vyksta ten užkulsiuose, mes ateinam į aikštę, atiduodam viską save, kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Aišku, kažkiek kaltės dėl trenerio nuėmimo turim ir prisimti patys. Neiškovojom taškų, nelaimėjom varžybų ten, kur turėjom gal laimėti, blogai žaidėm, kažko trūko, negali visko ant trenerio visada nurašyti, kažkiek ir yra, tai kažkiek dalies ir žaidėjų, tai yra kaltė. O kaip tu galvoji, kas nesiklijavo, ar ne, ko pritrūkdavo? Blemba, kartais atrodo viskas gerai gaunasi, žaidžiam neblogai ir paskui tiesiog išsijungiam, kažkas atrodo kaip mygtukas koks išjungiamus ir sustojam žaisti, atiduodam tokius kamuolius, labai tie pasai tokie nestiprus, nei kojas, kažkur prarasti kamuoliai, paskui gaunam įvarčius, negalim įmušti, kažkoks toks chaosas kartais būna ir gal treneris to nesukontroliavo, nežinau. Man, sakau, kaip žaidėjų, aš nežinau, aš labai nesigilinu į tuos tenais, vis tiek aš puolėjas, aš turiu daryti, mušti įvarčius ir jeigu aš neįmušu, reiškia, tą dieną blogai mes žaidėm puolime. Prie komandos vairo, kaip ir praėjusio sezono pabaigoje, stojo Nerijus Mačiulis. Ką jis pakeitė? Kas pasikeitė, kad ar ne iš karto atėjus 3 pergalės iš eilės? Gera emocija, tokia laisvė, gal biškitos žaidime laisvės atsirado pas mus, nebuvo tokio, kad va čia tu tą poziciją tu ir turi žaisti šitoj pozicijai, nes prie Gleno gal šiek tiek tas ir buvo, kad turi, kaip jis sako, respect your roles. Tai turi tą rolę atidirbti šitoj roliai, nedaryti ten, kur tau nereikia papildomų veiksmų, tiesiog, o prie Mačiulio Nerius, tai tikrai kažkokia gal labiau laisvė atsirado, nebuvo tos judesių suvaržymas, gal, kad ten pasą blogai padarysi, treneris iškart sakys, kad blemba, gal pasą tiksliau, o prie Nerius Mačiulio tai jis visada ragina, viskas gerai, kad ir prarandi kamuolį, okei, toliau dirbi, į klaidas gal taip neakcentuoja, kaip buvo akcentuojama. Pačiam asmeniškai sezonas kol kas statistikos prasme visai neblogai klostosi, ar ne, įvartis ir Lietuvos rinktinėje, dabar su 6 įvarčiais esi rezultatyviausias lygos žaidėjas ir tai jau yra 2 daugiau įvarčių nei per visą praėjusį sezoną. Tai kaip tu pats žiūri, kas leido pagerinti tą rezultatą pačiam asmeninėje statistikoje ir kas leidžia tuos įvarčius mušti? Tai vis tiek tas subrendimas į vyrų futbolą jis vis tiek sunkus. Man irgi nebuvo lengvas jis vis tiek iš jaunimo futbolo pereiti į vyrų futbolą, tai yra sunku. Tai irgi gal nesitikėjau, kad tikrai galvau, kad čia A lyga gal čia lengviau bus įmušti, ten tos įvarčius, galvau, kad čia va ten žemesniem komandom ten ir po 2 ir po 3 gali įmušti, bet tikrai taip nėra, A lygoj tikrai nėra lengva įmušti tos įvarčius. Tai kai prisijungiu prie Kauno Žalgirio, vis tiek buvo tas adaptacinis laikotarpis, nauja komanda, vis tiek Lietuvoje irgi nebuvau nei karto net žaidęs, nors iš Lietuvos, iš Panevėžio esu, bet nebuvau A lygoj nei karto debiutavęs. Tai tas ir buvo toks adaptacijos laikotarpis, tas pusę metų, o dabar vis tiek visą pasiruošimą praėjau su komanda, buvau visada šalia, dirbom, visada bendravom kartu, tas ryšys atsirado kitoks vis tiek, kai prisijungi vis vienoks, kai būni ilgesnį laikais dar kitoks su kitais komandos draugais. Tai gal tas ryšys ir padėjo, buvimas kartu dabar ir leidžia mušti įvarčius ir gal visai neblogai žaisti. Tai 6 įvarčiai pelnyti, bet irgi turbūt taip pažiūrėjus į visas rungtynes, dar tiek pat ir net daugiau progų lieka neišnaudotų, ar ne? Tai kiek pats jauti, kad ties šituo dalyku dar yra labai daug kur paaugti? Tai jaučiasi tikrai, tai ir per treniruotės kartais atrodo iš paprastų situacijų neįmuši įvarčių, tai ir per varžybas tas pats, jeigu tu per treniruotės neįmuši, nemuši ten smūgių, nesmūgiuosi, tai tu per varžybas irgi nepaims tau nieks ir neleis tiesiog paprastai įmušti tos įvarčius, tai vis tiek tu per treniruotės turi papildomai dirbti. Tai norėjau klausti, kiek to papildomo darbo šitoje vietoje. Kai būdavo Nerijus Mačiulis asistentas, tai jis pasimdavo mus ten Vilių, dar tenais kitus žaidėjus, pasimdavo, ragindavo eit mušti tenais. Tai ir dabar tas pats išlieka, kai yra
tenais, kai kartais žaidžiam kas 3 dienas, tu negali kiekvieną kartą patreniruotės eiti ir muštos įvarčius. Beja, kartais treneriai jau vaikit ilsėtis. Tai vis tiek yra tam skirtas laikas, patreniruotės gerai, ten 10, 15, 20 smūgių gali padaryti be problemų, tai tas ir duoda tą jausmą, tokį, kad jauti, kad galėjai mušti tą įvartį ir per varžybas duoda to papildomo impulso. Tai čia yra vienas ar ne iš dalykų, kur jauti, kad dar tikrai gali ūgtelti ir ką reikia tobulinti. O kas dar? Kur dar jauti, kad reikėtų dar padirbti, tai manau, kad patobulėt? Kaip ir esu didelis, tai kūnas svarbiausias vis tiek viršus, kojos, tu turi būti vis tiek fiziškai stiprus, kad kautumės prieš tikrai, yra lygų, turim fiziškų labai stiprių gynėjų. Tai, net pagrindas turbūt tokie. Taip. Tai tikrai reikia gerinti šitą aspektą. Aišku, irgi žaidimą su galva norėčiau dar, vis tiek, kaip ir sakau, aukštas esu, noriu dar daugiau įmušti įvarčių su galva, neužtenka ten, dabar esu gal 2 įmušęs, bet norėčiau, kiek buvo progų, kur galėjau 3-4 jau dabar turėti su galva įmušęs, tai su galva reikia žaidimą tobulinti, tėtis galėtų pamokų duoti. Bet jo, tai sakau, kūnas, tas raumenynas visas turėtų dar būti, manau, 2-3 didesnis, negu dabar yra. Šiaip dar vis tau 21 metai, tai šiaip turbūt įsivaizduoju jauti, kaip kasmet ar ne tas kūnas dar vis tiek keičiasi, bręsti ir taip toliau. Tai jo, yra tas vis tiek, dar jaunystėje iš vis ten kūdas buvau, atrodo, iš kur tie raumenys galėtų, iš džimo net nevaikščiau, atrodo, man nepatikdavo ten, ta štangos ten, bench pressą darai ten, nenoriu, nepatinka tenais. Dabar atėjai vis tiek į vyrų futbolą, tu turi eiti į salę, tai tau čia vos ne antri namai salė, tai jeigu tu neparuoši raumenyno, tai ir traumas prasidės visi tie dalykai, tai yra labai svarbu. Žinau, kad puolėjai vis tiek prieš sezoną mėgsta užsibrėžti kažkokį tikslą, kad, jeigu tiek įmušiu, vadinasi, sezonas neblogas asmeniškai. Tai kiek prieš šį sezoną nubrėžiai? Praeitą sezoną, kaip buvo uždarimas tenais pasėdėjimas, tai pasisakiau savo, sakau, 10 įvarčių būtų gera riba. Vis tiek antras sezonas jau būtų, vis tiek būtų pilnas jau sezonas, kaip Kauno Žalgiry esu, tai 10 būtų, tik sakau, galvoju, tikrai visai neblogai, bet kai aišku noras kyla, kai įvarčiai krenta, tai dabar norisi dar daugiau, atrodo dabar neužtektų 10, jeigu įmušiu 10, sakyčiau, blemam, galėjau žymiai geriau. Čia žiūrėdamas ar ne pagal progas, kiek būna ir panašiai. Taip. Kitas svarbus dalykas irgi, kas yra apie jaunus žaidėjus ar ne, pasipila įvarčiai, žinai, viskas. Ir daug yra tų kalbų, kad jauni žaidėjai labai greitai užriečia nosį į viršų. Ne? Ar susiduri su šituo, kas nors pasako iš šono, kad žiūrėk, Armandai, tu dar nieko nepasiekiai ir tu dar nesi, ar ne, ten pasaulinio lygio žvaigždė. Gal atrodo tau, kad tavęs tai nepajaučia, nepasijauti tu, bet kiti, pavyzdžiui, tenais gal ir komandos draugai, gal jau mato, jau jaučia, gal ir per varžybas kažką jau jaučia, gal kad tu tenais ne ten susikoncentravęs, kur turėtum galvoj, kad čia esi lyderis, dar kažką, kad jau ten super žvaigždė. Aišku, gal man šito nėra, bet būna kartais ten išlenda gal kažkas, kur jau pats save prigauni per treniruotės, gal nereikėjo šito daryti, gal ten kažką pasakiau, grubiau, gal geriau būti ramiau savo vietoj, bet aišku yra, kas pasako iškart, kai buvo čia kažkada momentas, kur prieš Sūduvą ten geltoną pasiėmiau, tenais tokią grubesnę, kur turėjau susivaldyti, tai iškart pasakė, kad tu turi išlikti profesionalas, tu negali tokių daryti dalykų. Tai ir tas pats tėtis visada sako, išlaikyk tą patį lygį, tu negali tenais kilti aukščiau ir ne tai, kad kilti aukščiau, kad tavo kreivė turi visada kilti, jo nesileis ten ir tas, kaip pasakyti, ir galva turi visada būti vietoj, negali kažkur pamestą savo galvą, tai manau, kad pakankamai dar kol kas gerai susitvarkau. Čia irgi užsiminė apie tą kortelę su Sūduva, ar ne, ten toks nereikalingas, ar ne, epizodas. Emocijos.
Ir kartais tos emocijos vis tiek jos yra susijusios su charakteriu, ar ne? Ir Panevėžys vis tiek garsėja, kad tie futbolininkai, kurie iš Panevėžio kilę, jie vis tiek yra su charakteriu tokiu ar ne savitu. Tai kuo ypatinga ta Panevėžio futbolo mokykla, kad žaidėjai iš ten yra tokie, aš net pasakyčiau, ne tai, kad charakteris, bet jie nagli. Tu esi irgi naglas aikštėje, žiauriai naglas. Aš labai gerai atsimenu debiutą rinktiniai tavo, su kuo ten, su Kuveitu, ar ne? Kur ten einu ploji tą vartininką, tai... tiesiog toks... išėjo, žinai... nežinau, gal irgi tėtis buvo irgi naglas, panevėžėtis, tai tas gal genai tokie irgi iš savęs, nesakyčiau, nes negaliu pasakyti, kad Panevėžio mokykla ten per treniruotę sakydavo, čia būkit nagli, ten eikit, daužykit, bet yra tas, vis tiek, būni su draugais kieme, vis tiek, yra tas toks bazaras, kaip mes sakom, toks, panevėžietiškas, tu kieme, negali pasiduoti, negali pralaimėti, būdavo pas mus kieme, žaisdavom futbolą, negali pralaimėti, žaisdavai ten kokį mažą turnyrą, visada nori būti aukščiau ten, pat ką, tai gal kartais būdavo tokie grubesni, bet tu suprasdavai, kad tau gal padės šitas tas charakterio bruožas kažkur pakilti į aukštesnį lygį, ne tik kieme būti. Tai gal tas irgi toks naglumas, gal leidžia būti geresniam baudos aikštelį, kažkur pakiškoja ten, kur reikia. Tai dar man jo trūksta, aš gal pasakysiu, trūksta man gal to naglumo, bet esu gal tas charakteris, kur karštas toks visada, jei kažkas man nepasiseka, aš iškart taip sureaguoju labai greitai, esu kartais lengva man pames tas degtukas. Toks kartais būna toks, bet su laiku, kai žaidė daugiau varžybų, ta patirtis ateina, tai išmoksti tą kontroliuoti. Šiaip apie Panevėžį, ar ne, ir tą futbolą daug istorijų iš tų vyresnių žaidėjų, kai kurie ir žaidžia, kai kurie jau baigia karjeras 90-aisiais, 2000-ųjų pradžioje, ar ne, visas tas bazaras, kaip tu sakai, tos nerašytos taisyklės, ten muštynės treniruotėse, po treniruočių ir taip toliau. Tai kiek, kai tu augai, su tuo tekdavo susidurti? Blemba, aš neaugau ten tokiam, kad labai ten kažkokiam rajone blogam. Aš pasakyčiau vis tiek, pas mane tų panetkių, buvo kažkokių, bet ne tiek kaip anksčiau, tenais, kai esu girdėjęs ir iš tėčio draugų, ten buvo ten buvo gal tos, sakykime, panetkės didesnės. Pas mus kažkaip tas toks kiemo draugai tokie buvo, visi tokie ramesni. Esu matęs, galėjau ir tikrai nuklyst nuo to kelio, buvo tokių draugų, kur gal einam čia geriau, ten pavoksim semkų pakelį ar dar kažką iš parduotuvės, nei tu čia ten žaisi futbolą, ar ten einam gaudytinių, ten kokiam apleistam, ten pastate tokių, žinai, kur ten saugo ir ten sargas ateis ir bus adrenalino, kad gaudo čia mus kažkokie jausimės kitokie. Buvo tokių tikrai, kur galėjau paslysti ir išeiti tenai su jais geriau nei žais futbolą kiemės draugais, bet kažkaip pasirinkau vis tiek tą meilę futbolui. Labai buvo didelį iškart nuo mažumens, tai tiesiog likau prie futbolo, o kad ten augau ir kažkokių muštynių, nesu nei kartą mušęs Panevėžy, tai čia kažkas keisto, sakau, gal labai geram rajone gyvenau, tai nebuvo, neidavau ten į miestą, ten su draugais kažkur naktim, nes buvo vis tiek tėvai sakydavo, čia naktim negali, čia ir pats kažkiek bijodavai naktim vienas vaikščiot, vis tiek Panevėžys. Tai nebuvo tokių, kad kažkur susimuš su draugais, dar kažkur eiti tenais, tarp gatvių muštis, ten tarp vieno rajono, tarp kito rajono, pas man dar to nebūdavo. O kaip dabar žiūri, pavyzdžiui, vis tiek yra likę ir draugų, ar ne, ir komandos draugų Panevėžy. Pačiam nėra, nežinau, pačiam nėra keista, kad realiai savo profesionalo jau tokią karjerą pradėjai ne gimtajam mieste, bet ar ne, ir užsienis buvo, ir dabar Kaune. Kažkiek biškai keista, vis tiek yra tas, kur galvoji gal, kad vis tiek iš Panevėžio, nes ta gimtas miestas, tu norėjai gal ten debiutuoti, sužaisti už Panevėžį, neatmetu galimybės gal vėliau kažkada į karjeros pabaigą ten sugrįžti ir žaisti, vis tiek myliu Panevėžį, tai mano namai, vis tiek nieko blogo apie Panevėžį negaliu pasakyti. Tai biškai kažkiek keista, bet vis tiek nepasirinksi tenais, kad kur
kur tu nori žaisti, kartais taip gyvenimas susiklosto, kad turi tenais pradėti. Dar vienas įdomus dalykas, prieš išvykdamas į Švediją, ar ne, kur yra daugam žinoma, kad tu rungtyniavai Švedijoje, buvo etapas, kai bandėjai užsikabinti ir Italijoje, ar ne? Tai papasakok, man čia irgi buvo naujiena, tai papasakok šiek tiek plačiau. Tai buvo tokia situacija, kad vis tiek elitinį lygų daug įvarčių įmušiau kažkuriais metais, dabar neatsiminsiu, tik tais U19 gal turbūt buvo dar. Tenais daug įvarčių įmušiau ir tada jau su Panevėžiu treniravausi, pirmą komandą, visada eidavau ir paskui buvau nuvažiavęs ir Italiją peržiūrą, į vieną klubą, paskui tenais nepasisekė ir iš Kryto klubo jau tada jau gavau tiesiog pasiūlymą jau tenais vykti į akademiją ir tuo pačiu Panevėžys siūlė kontraktą ir buvo tokia dilema, ką pasirinkti, aš labiau linkau link Panevėžys, tiek namai, komforto zona, kažkaip nenorėjusi palikti tos komforto zonos nei tėvų, nei draugų, kažkaip atrodo, blemba, išvažiuosi tenais į tą Italiją, vienas būsi, kažkaip nenorėdavau palikti draugų, toks buvau labiau gal hebro žmogus, visada norėdavau, kad va su draugais kažkur, kad žais su jais, visada patikdavo žais su savo pažįstamais draugais. Bet tėvai sako vis tiek, čia kitas lygis, tėtis ypač, sako, tu turi pabandyti, čia tas sprendimas, bet tu turi pabandyti vis tiek kitas lygis, kitas futbolas. Ir priėmiau sunkų sprendimą, bet gal man tai į naudą, gal nebūčiau dabar va čia Kauno Žalgiry, ar būčiau gal va tiesiog visada Panevėžy lygęs. Tai čia negalėjau sakyti, kad blemba blogas sprendimas buvo išvažiuoti į Italiją. Nemanau, kad čia kažkas blogo, tai yra patirtis. Tai patiko, sakau, nebuvau ten labai ilgai Italijai. Tai išvažiavai kur į Lečę? Į Lečę, jo, man yra 16 metų gal išvažiavau ir tenais tikėjausi jau viskas gerai, ten komanda, pripratau, pirmi mėnesiai, sunkus labai buvo, vis tiek kita kalba, kita kultūra, angliškai irgi labai sunkiai kai kurie šneka. Ir žinai, gal ten atrodo kartais, kad tave apkalba ar kažkas dar tokio, labai buvo sunku, bet treniruotis tikrai buvo gero lygio. Bet ir dar Dubickas buvo Augustas, turbūt jo, jis ten buvo irgi Italijoje, tai kažkiek buvo lengviau, nes tiek lietuvis pasikalbėdavai, kai buvo sunkiau. Bet čia, žinai, šitas kartais gali ir koją kišt, kad kai esi vienas, esi priverstas, žinai, taip. įeiti tą kultūrą, o čia toks iš dalies pagalba, bet iš kitos pusės... Bet vis tiek kažkaip buvo biški ramiau, kad yra lietuvis, jeigu kažkokios problemos vis tiek jis padės, tai padėdavo tikrai. Ir sakau, bet gaila, kad prasidėjo tas koronavirusas, tai teko grįžti į Lietuvą. Neteko užsikabinti, net nebuvau sužaidęs varžybų, nes ten lauktos ir labai ilgai registracijos reikia kažkokios kortelės tenais, tai ten tų irgi problemų iškylo ir su mano tenais ta registracija, tai kiek aš ten 2 mėnesius gal pasitreniravau tik tais, nei varžybų nebuvau tekęs sužaisti, tai ir teko grįžti į Lietuvą, nes koronavirusas prasidėjo. Ir paskui buvo dar antras bandymas, ar ne, išvažiuoti? Jo, antras bandymas, kaip baigėsi tas korona, biškai apsiramino, tada gavau irgi pasiūlymą iš Ternanos, jau tenais viskas gerai, tenais ir nuvažiuosi, ten su tokiu irgi Latviu, irgi važiuoja Latvis į tą komandą, dviese būsit, viskas ten kaip ir gerai buvo, išvažiavam, tenais treniravomės, ten ta komanda irgi nepasakyčiau, kad jin labai bloga, tiesiog... Dabar Ternana serija C berods, ar ne? Jo. Tenais aš su tais U9, Primavera ten skaitosi, man atrodo, ta antra komanda tenais. Tai aš su ją ten treniravausi irgi, jau galvau, kad varžaisiu, jau viskas kaip ir gerai buvo. Ir vėl koronavirusas. Ten ta antra banga prasidėjo, bet tenais trumpai buvo ten. Bet vis tiek sakė, ten čempionatas dar laukiam, gal prasidės, gal neprasidės ir jį nukėlė. Tai pasirinkau grįžti namo. O tas Latvis ten po kelių... savaičių, gal net biškai daugiau, grįžo tenais atgal į Italiją, tai ten žais, bet aš pasirinkau, kad buvo pasiūlymas vis tiek iš Kalmaro, pasirinkau Kalmarę būti. Tai vat būtent Švedija buvo Italija, ar ne? Buvo Panevėžys siūlė profesionalo kontraktą ir atsirado Švedija. Buvo dar kažkokių variantų? Kažkaip ne, aš turėjau va tą vieną pasiūlymą ir sakau, nebesimėtysiu, užtenka, sakau, kažkaip ir pavargau, toks atrodo jaunas, bet kažkaip vis tiek norisi jau žaisti, jau buvau pavargęs nuo to, kad nežaidyti. Koronavirusas, ten registracija kažkas ir norėsi žaisti jau vis tiek. Kalmaras
Švedijos labai gera komanda, akademija irgi ten topinė. Tai tikrai iškart kai pasiūlė, nesitikėjau, kad pasiūlys, nes ten buvo tiesiog tokia peržiūra ten 3-4 dienų. Suorganizavom man ten pasitreniruoti ir ten varžybas žaisti su Švedijos U17, man atrodo, draugiškos. Ir ten visai neblogai pasirodžiau ir sako, blemba, mums tu patinki, mes norim tavęs akademijų iš pradžio. Su akademija buvo sutartis. Sako, mes norim akademijos, bet kažkaip dar turėjau nebaigtų reikalų su Italija, tai negalėjau pasakyti, kad rašome sutartį. Ir kai paskui viskas susiderinus su Italijos tenais klubu, kad paleistų be jokių tenais išpirkų, tai tada pasakiau, kad gerai galim pasirašyti sutartį. Bet principe jau paragavęs ar ne Italijos, pabuvęs kitokioje aplinkoje ar ne, nei Lietuvoje, jau norėjai ar ne toliau užsienį kažkur būt kabintis? Ar buvo dar minčių, kad liksiu gal Lietuvoje? Kai Kalmaro pasiūlymas, tai tikrai galvau, kad tikrai į Lietuvą nebandysiu kažkur grįžti, būsiu čia su tėvais, viskas vėl komforto zona, nereikia ten palikinėti vienas būt. Gal ne komforto zona, bet tiesiog, kad tėvai šalia padės į ką, nereikės tenais kažkur vienam būti, mokėti už būtą, dar kažką. Tai buvo viskas valgyti, kad būtų paruošta, tai viskas buvo gerai su tuo. Tai jo. O šiaip Kalmara, vis tiek toks istorinis kažkuria prasme, ar ne, Švedijos klubas turi ir fanų bazę ir viską. Tai papasakok trumpai apie visą organizaciją, nes vis tiek mums Lietuvoje, turbūt gana sunku įsivaizduoti, koks yra apskritai futbolo lygis Švedijoje ir ar ne, tiek pagrindinė komanda, tiek tos akademijos, jaunimo futbolas. Tai jo, tai tenais vis tiek tas Kalmara miestas, tai jis nėra labai kad didelis kaip Kaunas, jis toks panašaus kaip Panevėžys, bet ten žmonės turi stadioną, ten eina, myli, palaiko, turi savo fanus, ten futbolo kultūra visiškai kitokia tenais. Jie palaiko visada tenais, eina į stadionus, tą meilę visiškai kitokia nei Lietuvoje. Ta pati organizacija viską daro tenais, kad pritrauktų tų žmonių dar labiau tenais, būdavo, ten eidavo į darželius, dar kažką, irgi čia tas pats irgi kaip Kauno Žalgiris ir kažkas panašaus, bet jo, tenais žmonės labai, labai myli tą futbolą. Buvo, sakau, net keista grįžti ir atrodo, čia tik 200 žmonių, o ten būdavo 5-6 tūkstančiai, dažniausiai vis tiek ten nėra didelis miestas, ten 12 tūkstančių stadione talpina žmonių, tai tenais ne visada būdavo pilna, jeigu ten geresnis varžybos, tenais tie away fans atvažiuodavo, stipresnį ten Malmo, Djurgardinas, Hammarby su savo fanais, tai jausdavos tą tikrą atmosferą tenais, kad geras lygis, kad čia norėtum žaisti, sakau, dar nėra baigtų reikalų, manau, su Švedija pas mane, man ten labai patiko, sakau, kada nors tikrai norėčiau ten grįžti ir žaisti tam lygiai, nes ten tikrai geras lygis, man labai patiko. O išvykus ar ne iš Lietuvos, kaip jau ir minėjau, ir su vyrų komanda kad treniravaisi, tai ten nuvykus vis tiek, pirmiausiai su jaunimu, ar ne? Tai pasijautė kažkoks skirtumas, vis tiek tu jau kažkiek ir su vyrais pasitreniravęs, o ten vėl atvažiuoju su jaunimu. Gal kažkiek pasijautė, bet kad nebuvo, kad labai didelis skirtumas, kad čia nuo vyrų vėl ant jaunimo peršokai, vis tiek ten kažkiek treniruodavai su Panevėžiu ten su vyrais, bet vis tiek žaisdavai ten už U19 ar dar kažkur, ar antroji lygoje, tarkim, Lietuvoje, vis tiek su vyrais kažkiek pajautai, bet nebuvo, kad labai ten kažkoks aukštas lygis buvo čia Lietuvoje, ten, tarkim, antroji lygoje ir perėjai jaunimo ten. Tai atrodo vis tiek jaunimo komanda, bet vis tiek lygis iškart pasijautė, vis tiek vėl adaptacijas, man gal daugiau reikia kaip žaidėjo adaptuotis, pajaučiu ir čia, ir Švedijoje būdamas, kad reikėjo daugiau laiko, bet pavyko, sakyčiau, gan greit adaptuotis tenais, vis tiek irgi ten daugiau moka angliškai, ten lengviau ir rūbiniai žaidėjai ten pakalbindavo, nebūdavo taip, kad tenais palikdavo vieną tenais ir turėjau draugų, kur išeidavau į miestą kartais. Čia toks apie Italiją, ar ne, yra jau ne iš vieno futbolininko girdėjau, kad ten užsieniečius tos atvykusius biškai kreivai iš pradžių žiūri. Tikrai kitaip, ten kitas mentalitetas, žinai, gal ten Italijoje daug jų ten vežasi kiekvienais metais, o Švedijoje gal kažkiek jų rečiau, tai vis tiek kaip šeimos vos nenari priėmė mane ten rūbiniai. Draugiškai kitoks mentalitetas tiek Švedijos žmonių, skandinavų.
būdamas Švedijoje, priklausydamas dar tam Kalmar klubui, 2 kartus buvo įskolinamas žemesnių lygų komandom. Ar čia buvo labiau tavo ir, nežinau, tavo tėvų agento iniciatyva, kad nori kažkur biški daugiau žaisti, ar ne, jau kažkiek į tą vyrų futbolą, ar čia buvo klubo organizacijos sumanimas, kad tu jaunas, tau jau reikia kažkur biški dėtos žingsnius? Tiek, manau, buvo ir klubo, bet ir mano iniciatyva vis tiek buvo pirmi metai su U19 praeiti ir kažkaip negaudau tiek šansų su pirma treniruotis, kiek gal kiti žaidėjai iš mano U19 komandos, jie gaudavo gal biškai daugiau šansų ir mačiau, kad, gal dabar šitų laikotarpių, vėl žaisiu už U19, gal man reikia geriau kažkur žemesniai lygui, bet su vyrais, nei už U19, ten kartais pasitreniruosiu su vyrais, nes mačiau, kad ir treneris buvo, dabar tas treneris, kur buvo prieš tai, jis dabar su Malmo čempionu tapo praeitais metais. Tai jis... Čia pagrindinės komandos? Jo, pagrindinės komandos, okay. Kalmar, tas treneris dabar su Malmo Švedijos čempionu tapo. Tai jis tikrai žiauriai geras treneris, daug pamokų man davė. Tai aš jam labai dėkingas už tą, ką jis man... Jis labai griežtas būdavo, atrodo, man nepatikdavo. Visada reikia ten ant manęs dar kažką, kad nedirbu dar kažką, bet dabar pagalvoju, reikia dėl to, kad turbūt ir nedirbu, o turėjau tiek dirbti, kiek kiti dirbo, nes ten į vyrų futbolą patekti Švedijoje sunku buvo, man ten kiti greičiai iškart pasijauti, ateidavai treniruoti, atrodo, kaip tiesiog pirmą kartą į futbolą treniruoti, o grįžtam prie tos nuomos, tai jo, tiek mano iniciatyva buvo, tiek ir klubo, kad gauti žaidybinio laiko jau su vyrais. Dabar taip pat sukant laikrodį, kaip galvoji tavo profilis, ar ne, kaip futbolininko, labiau susiformavo Lietuvoje, vis tiek čia nuo vaikystės sportavai, ar vis tik tai jau tą Armandą Kučį, kuris yra dabar, vis tik suformavo tie metai Švedijoje? Manau, kažkiek iš dalies ir Lietuvoje, bet didesnė dalį Švedijoje, aš manau, visas susiformavo, nes ten visiškai kitas futbolo lygis jau ten buvo, nebuvau dar tokio matęs, Lietuvoje, kai trenirausiu ten Panevėžy, tarkim, tai tenais yra organizaciniai visokie, ten daktarai, ten priežiūra, tenais, viskas buvo aukštam lygiai, kur man nieko daug nereikėdavo, tiesiog ateini ir darai savo darbą treniruotėse, tai ten, manau, ir susiformavo tas Armandas Kučys. Tai taip apibendrinant, ką kaip žaidėjas išsivežė iš Švedijos? Ką tau davė tie, kiek, 3 metai? Jo, 2,5, sakykim. Tai sakyčiau, tą tokį charakterį, kur kiekvieną momentą tu turi dadirbti. Nes tenais vis tiek, jeigu tu nedadirbi, ten jie mato iškart. Metrą nedabėgsi, kažkas bus greitesnis, tau iškart įmuš įvartį ar apsivarys tave. Ir jie iškart pykdavo labai. Tu turi, kad ir tu polės, bet tu turi gintis. Tai tai greičiai, tas ištvermė visa, tai tą suformavo mane tokį, kad turi dirbti, turi tą kūną savo valdyti, blokuotis. Irgi labai fiziškas futbolas, tai turiu užsiblokuoti kamuolį, priimti jį, nelengvai prarast. Tai tokie gal pagrindiniai dalykai. Ok. Keliaujam link pabaigos po truputį. Dar viena tema - Lietuvos rinktinė, ar ne? Debiutavai rinktiniai prašokęs U21 rinktinę, iš U19 iš karto šokai į nacionalinę ir aš labai gerai pamenu, tada visuomenė vėl reikia grįžti prie to, kad ir Lietuvos rinktinės rezultatai nebuvo geri ir tas visas fonas buvo toks, sakykime, liūdnas. Bet buvai vienas iš tų jaunų žaidėjų, kuriuos Valdas Ivanauskas tada integruoti norėjo į rinktinę ir žmonėms tas nelabai patiko. Kad ką čia kviečia iš jaunimo lygų Švedijos kažkokių, kur net nežaidęs tarp vyrų. Nori, nenori, vis tiek tas kalbas matei, girdėjai, skaitėjai, tai kaip reaguodavai į tai? Kažkaip, keista buvo, vis tiek aš jaunas labai buvau ir tiek atrodo dėmesio tu sulaukia, kažkur ten kalba,
kažkiek sako tėtis neapsikrauk, tik tais kalbos, nesvarbu, tu darai savo darbą, jie tik šneka. Vis tiek kažkiek to mintim apsikraudavai, bet aš kažkaip, tegul šneka kažkaip. Aš džiaugiuosi, man pirmą kartą rinktinę pakvietė, nėra ko nusiminti, kad ir gal kažkiek, sakykime, patraukė mane, gal norėjo pažiūrėti, kaip aš atrodau tarp rinktinės. Kažkaip aš neapsikroviau to mintim, kad gal man čia ne vieta ar dar kažkas. Tiesiog gerai, smagu, labai smagu buvo. Bet jo, gal kažkiek buvo per anksti tada. Ir mes dar esam kalbėję irgi su kolegom ir podcast'ą. Tuo metu nebuvo ir yra kalbos, kad nebuvo tuo metu rinktinėje ar ne, ir labai gera atmosfera kažkokia. Ir va tas, kaip buvo kalbama, dirbtinis rinktinės jauninimas, kad gal kai kurie vyresni žaidėjai kreivai žiūrėdavo į tą, žinai, dalyką, ar susidurdavo su tuo? Nežinau, kai aš buvau tą rinktinę, kai treneris pakvietė, aš kažkaip nejaučiau, kad kažkokio nėra palaikymo, kad gal tu čia neturėtum būti, kodėl tu čia esi. Nebuvo to, visi draugiškai, okei, tu čia jaunas, viskas gerai, prašom, žiūrėkis, kaip čia yra. Iškart pasikvietė į savo kolektyvą, kalbėjo, viskas buvo gerai. Nejaučiau, kad tokio, kad ten kažkur nustūmė ir paliko, kaip vieną. Tikrai to nebuvo. Tai kas labiau įsiminė, debiutas su nacionalinės rinktinės marškinėliais ar pirmas įvartis į Gibraltaro vartus? Vis tiek gal pirmas įvartis. Kaip kitaip puolėjas atsakyti. Vis tiek, debiutas, sakei, smagu, viskas gerai, bet vis tiek, kai įmuši įvartį už rinktinę, nėra geresnio jausmo, kai įmuši įvartį už rinktinę. Tai jeigu neklystu, šituo aspektu tėvą jau aplenkiai. Tėvas nemušė už rinktinę. Ne, nemušė, tai smagu kažkur jau aplenkti tėvuką, tai labai smagu, aš dėl to. Gerai, ir pačiai pabaigai esi minėjęs, kad norėtum sugrįžti ir į Švediją, ar ne, pažaist. Tai vat, taip, užbrėžkim, ar ne, kur norėtų žaisti Armandas Kučys, nežinau, už 5 metų. Aš dar taip palankstysiu tą klausimą, ar iš karto norėtum šokti, ar ne, tarkim, čia fantastiškas sezonas, žinai, ir top 5 lygos klubas, žinai, jau tavęs nori ir tu važiuoji ten, ar taip norėtum kažkiek palaipsniui, ar ne, didinti tą lygį? Ir... Norėčiau gal žingsnis po žingsnio, nenorėtų iškart šokti ten jau aukščiau, nes vis tiek, ten aukščiau kitas lygis, ten turi būti dvigubai geresnis negu tavo varžovas, konkurentas, tai yra vis tiek jaunas esu, dar daug ko mokytis, daug ką patirti, reikia patirties daugiau, tai norisi žingsnis po žingsnio, kad ir geras sezonas būtų, nesinorėtų ten kažkur jau labai aukštai kilti. Gerai, ačiū tau, Armandai. Ir už ką. Ar labai baisu buvo? Nebuvo baisu, bet kažkiek kitoks veiksmas, kitoks. Gerai, čia buvo Armandas Kučys, aš Lukas Gintautas, iki kitų kartų ir susitinkam stadione.